Sveiki, čia Gintarė iš Tavo sveikata LT. Šiandien noriu pakalbėti apie vieną receptą, be kurio pati negyvenu ir kurį labai rekomenduoju visiems vartoti kasdien, tam, kad stiprintumėte savo organizmą įvairiais mineralais, vitaminais ir kitais naudingais junginiais. Ir aš žinau, kad kas liečia mūsų sveikatą, mums lengviausia ir ko labiausiai norime, tai yra vienos piliulės, vieno kažkokio miltelio, dar kažko, kas pakeistų mūsų sveikatą ir jaustumėmės gerai ir gal numestumėm svorio ir išgydytumėm ligas ir taip toliau ir taip toliau. Realybėje mes žinome, kad tai yra sunkiai įmanoma ir kad kas liečia mūsų sveikatą ir lieknėjimą, tai yra kompleksas įvairių įpročių, gerinimo ir įpročių keitimo tam, kad pasiektume tai, ką norime pasiekti. Tai nėra viena piliulė ir jeigu jūs vis dar tikit, kad vienas dalykas padės jums numesti svorį ar pagerinti sveikatą ar išgydyti ligas, tai noriu nuliūdinti, taip realiame gyvenime nevyksta. Bet kadangi žinau, jog visi norime paprastų ir greitų sprendimų, būtent dėl to šiandien ir dalinuosi tuo vienu receptu, vienu dalyku, ką labai rekomenduoju kasdien gerti ryte, tam, kad aprūpintumėte savo organizmą kiek įmanoma didesnė koncentracija vitaminų, mineralų ir kitų naudingų medžiagų. Tai yra kokteilis, aš jį vadinu žaliuoju kokteiliu ir jį iš tiesų yra labai lengva pasigaminti ir jis aprūpina tikrai be proto daug įvairių medžiagų ir vitaminų. Truputėlį priešistorę apie šį kokteilį. Tai prieš turbūt gerus porą metų ėjau labai rimtus apie sveikatingumą, apie mitybos įpročius, apie mitybos psichologiją kursus. Jie gal truko 3 mėnesius ir tie kursai buvo paremti tuo, ką maitinasi vis dar žmonės Afrikoje, kurie gyvena gentyse, neturėdami įvairių turgelių ar ten maisto produktų parduotuvių ir vis dar gyvena tuo ritmu, jog patys ieško savo maisto ir patys jį apdoroja ir gyvena gentyse. Tai tuos kursus vedė būtent žmogus, kuris tyrinėja šitas gentis ir būtent iš jų pateikė įvairius mitybos įpročius, įvairius mitybos psichologijos aspektus, kas yra naudinga mūsų organizmui ir kas buvo tada naudinga mūsų organizmui, kai dar neturėjome visos maisto revoliucijos, maisto industrijos gigantų pas save miestuose, kaimeliuose ir apskritai priėjimo, ar ne? Tai labai smagu, kad vis dar galim ir šiandieninėme pasaulyje matyti pavyzdžius, kaip iš tikrųjų turėtume maitintis, kas liečia mūsų geriausios sveikatos aspektus. Tai kursas atėjo iš ten ir tas receptas irgi atėjo iš ten, aš jį truputėlį tik pasikaragavus pagal save, aš jums apie jį papasakosiu, bet pagrindinė mintis, kas liečia mitybą, kas liečia mūsų sveikatą per mitybą, tai kad iš tiesų įvairios daržovės, žolelės mūsų neišgydo. Tai nėra receptai, kurie gali paimti ir pagerinti vienu momentu mūsų sveikatą ir išgydyti tam tikras ligas ar padėti numesti svorio. Iš tikrųjų, pagrindinė problema yra tai, kad mes jų, pavyzdžiui, daržovių, salotų, vaisių vartojame nepakankamai. Ir būtent dėl to mes susergame. Tai, kaip ir tas pats dalykas, bet truputėlį žvelgiame iš kitos pusės. Ne tai, kad juos valgysime ir mes išgysime, bet mes sergame ir turime sveikatos sutrikimus dėl to, kad jų nevalgome pakankamai. Ir iš tiesų mes labai daug savo sveikatos niuansų net nepastebime, kad turime, nes mes jau tai priėjome kaip normą. Ar ne? Kad pučia pilvą, kad jaučiamės neenergingi, kad pavalgę norime eiti miegoti ir visi šitie dalykai, tai yra tapę lyg kažkokia norma, lyg tai turėtų būti. Ir jeigu mes neprisisotiname tiek, kad norėtume eiti miegoti, tai atrodo jau nebenormalu. Man bent jau anksčiau tai būdavo ir aš matau, kad šiandienai žmonėm tai yra vis dar labai normali būsena, tačiau taip neturi būti. Maistas mums turi teikti energiją, mums turi teikti nuotaiką ir mums turi palaikyti optimalią sveikatą be jokių niuansų. Tai čia truputėlį toks požiūrio aspektas, ką norėjau aptarti. Dabar apie tą kokteilį. Tai tą kokteilį sudaro, jis kaip ir minėjau vadinasi žaliasis kokteilis
Ir į tą kokteilį jums kasdien reikėtų įsidėti avokadą, agurką, špinatus, kalę salotą, apie ją toj papasakosiu, žinau, kad Lietuvoje sunkokai yra rasti, salieras ir špinatai, nebeatsimenu jau ar minėjau. Tai realiai sumaišote tai visą, sutrinate visą tai savo blenderiu ir užpilate kiek norite vandens. Tai būtent šitoks tipo kokteilis jums labai padės pagerinti sveikatą, nuraminti organizmą nuo streso, prirūpinti jais organizmą kiek įmanoma daugiau vitaminų ir mineralų. Aš asmeniškai, kadangi dabar naudoju jau mūsų miltelius, nes truputėlį yra patogiau naudoti špinatus, brokolius, kalės salotą, ypač kadangi kalės salotos labai retai būna mūsų parduotuvėse ir ją sunkoka gauti, bet jinai yra beprotiškai mums naudinga. Būtent šitos 3 dalykus aš iš tiesų naudoju miltelinės formos, tai po šaukštelį aš šitų miltelių įsidedu ir priedo įsimetu salierą, įsimetu agurką ir įsimetu avokadą. Visą tai sutrinu, įdedu truputėlį vandens ir išgeriu. Žinau, kad pradžioje tokio tipo kokteilis jisai gali būti truputėlį, gal kiek neįprastas, nes jis nėra pats skaniausias pasaulyje. Tik po to, kai pasikeičia receptoriai maitinantis sveikai, atsisakant pridėtinio cukraus, tada tas kokteilis tampa labai normalus, labai skanus. Bet pradžiai, kol priprantu ir aš netgi, kai iškrentu iš savo mitybos režimo, aš į tą kokteilį dar labai mėgstu įsidėti kažkokių tai uogų arba uogų miltelių. Tai receptas toks, jį rasite ir žemiau, jeigu nespėjote užsirašyti. Labai rekomenduoju jį vartoti kasdien. Jeigu dedate kažkokias tai uogas ar vaisius, juos geriausia tokį kokteilį vartoti iš tiesų ryte, tam, kad vaisius nebūtų virškinamas ant netuščio skrandžio, nes kai vaisius yra virškinamas ant jau skrandžio, kai jau esame kažką pavalgę, prasideda procesai, apie juos gal kitame video papasakosiu, kurie nėra mums naudingi. Tai jeigu dedatės vaisių arba uogų į šitą kokteilį, tai geriausia jį vartoti ant tuščio skrandžio ryte. Tai tiek žinių, skatinu rūpintis savo sveikatą ir nors tai nėra viena magiška piliulė, kuri išspręs visas problemas, tai yra visgi vienas paprastas, lengvas, greitas ir patogus kokteilis, kurį galite gerti kasdien, pasiruošti iš anksto ir aprūpinti savo organizmą visais arba kiek įmanoma daugiau vitaminų, mineralų ir nuimti stresą nuo organizmo. Ačiū labai ir gražios dienos.